Jei kas abejoja, kad Lietuvoje nebėra lietuvių patriotų, ar už duonos kąsnį galima parduoti tėvynę, netikėkit. Yra Lietuvoj lietuvių, yra mylinčių ir gerbiančių savo kraštą. Na, o jei konkrečiau, tai ir vėl grįžkime į Pakruojį, tiksliau į Pakruojo dvarą. Mantas, nors ir jaunas, tačiau gyvenime jau daug matęs, tikras vyras. Ir eilėraščius kuria. Ir ne tik. Filmą su draugu sugalvojo. 2006 metais visai nesenai buvo pastatyta tokia aukų dėžutė, skirta tilto priežiūrai. Na ir čia gali turistai bei lankytojai, taip pat ir vietiniai žmonės gali aukoti šio tilto priežiūrai. O štai čia yra lentelė, kad vandens malūnas atstatytas iš labdaros lėšų 1989 metais. Taip pat remonto metu 2001 metais buvo sumontuoti du dideli vandens malūno ratai. Tačiau dėja jie dabar neveikia, nes yra nusukioti vožtuvai, kurie reguliuoja vandens tekėjimą šliuzais. Deja, netgi ir naujas remontas jau vėlgi reikalauja šiokios tokios priežiūros. Tilto konstrukcijas remia masyvūs kontraforsai. Štai šitie sumūryti iš dolomito masyvūs kontraforsai. Ir taip pat išsiskiria arkų galerijos. Apačioje itin stambios, itin didelės arkų galerijos, remiančios pačią konstrukciją. O viršuje jau yra dekoratyvioji tilto dalis, kuri padaryta romėnų akveduko principu. Šis tiltas buvo pastatytas ne veltui, jis vedė į Pakruojo miestelį bei pačias Barono Ropo žemes, tačiau pagal dabartinį išplanavimą jo paskirtis yra daugiau dekoratyvinė, puošti šią aplinką ir tarsi įėjimą į pačią dvaro sodybą. Ir grįžai, man dėl ko mes ir susipažinom, kad jūs, matyti, tie įspūdžiai paveikė tave ir jūs su draugu darėt filmą apie... Buvo taip, vienu žodžiu, visą laiką grįžęs aš į Pakruojį, visą laiką aplankau dvarą, nes tai yra Pakruojė man vienintelė vieta, kur galiu pasisemti kažkokią dvasinę peną, galim sakyti. Nu tai eilinį kartą, va taip vaikščiodamas, sutikau senai matytą kaimyną. Nu, išsišnekėjom, pasirodo besas dvaro muziejininkas. Nu ir po turiningos ekskursijos kilo idėja visą tai užfiksuoti filmavimo kamerą, galim sakyti, ir būtent akcentuojant ypatingai dvaro būklę, opiausią problemą šiai dieną. O tai kaip tarėm, tai padarėm. Prieš mus 3 aukštų Baronų von Ropų vėjo malūnas. Kaip matome, mūrytas iš lauko riedulių, su viršuje užsibaigiančių stogelių nedidelių. Be abejo, savo laiku buvo ir girnos bei malūno sparnai, dabar jų dėja nebėra. Kaip matome, priekinis įėjimas išmūrytas geltono dolomito plokštėmis, taip pat ir arkinių, langų bei nišų apipavidalinimai. Dabar dauguma nišų yra užmūrytos. Na tai čia buvo malami grūdai ir apskritai Ropų malūnas buvo vienintelis Pakruojyje.
Nuo iki 1934 metų tai buvo vienintelis malūnas Pakruojyje. Visi čia ūkininkai veždavo malti grūdus. Taip pat be abejo buvo malami ir dvaro grūdai. Galima iliustruoti pajudinus. Tiesiog pajudinus akmenėlius baigia iš tikrųjų sugriūti natūraliai. Taip pat šita viena baliustrados dalis vos laikosi iš tiesų. Pernai dar čia buvo visos baliustrados dalys, bet viena jau nukrito. Taip pat nekokią balkono būklę itin akivaizdžiai iliustruoja štai šita žiojėjanti skylė. Išbyrėję dolomitiniai akmenys iš viso mūro. Na ir pakankamai pavojinga. Tai reikėtų šią irgi problemą kažkaip spręsti. Vėlyvojo klasicizmo, jau romantizmo stiliaus vartai kaldinti Rygoje. Juos nusipirko baronas Ropas vienoje parodoje Vartai į rojų. Kas mane labiausiai džiugina, būtent tas entuziazmas. Vis geriau, kūrybingiau pasirodo ir aiškiai matos, kad žmonės išmoko ar labiau moka džiaugtis, labiau moka, sakykime, linksmiau gyventi.